šiandien nusprendėm pabūti NT mitų griovėjais. Griaunam Vilnių. Mums neleido pasisakyti. Aš norėčiau, jau galima. Kartai žmogus, įsivaizduoja, kad ten truputį padažęs, truputį pakrapštęs, dėjęs 2000 eurų, pakels vertę 10 000 eurų. Turbūt griaunamas mitas. Lūks labai lengvai. Taip. Pats nuvirto mitas. Brokeriai po stalu slepia geriausius objektus ir parduoda tik saviems. Ieškai tu. Pastebim, kad dalis mūsų žiūrinčių mūsų neprenumeruoja. Manau, kad reikėtų ištaisyti šitą klaidą. Paspauskite prenumeruoti ir gausite žinutę, kai tik paleisim kiekvieną naują podcastą. O jeigu šis epizodas pasirodė įdomus, tai paspauskite ir like bei parašykite trumpą komentarą. Būsim Ačiū labai labai. dėkingi. Tai šiandien nusprendėm pabūti NT mitų griovėjais. Sugalvojom daugybę mitų, kurie sklando iš mūsų klientų rato, iš šiaip internetinėje erdvėje. Folkloras toksai. Jo, mitų folkloras. Ko tik neprisiklausom, visokių įdomybių. Ir tikimės, kad mūsų šitie mitai, juos bandysim arba sugriauti, arba patvirtinti, arba nuspręsim, kad tai dalinai teisybė. Ir tikimės, kad šitie mitai padėsim sutaupyti ne vieną 10 000 eurų perkant būstą, parduodant būstą ar kitaip renkantis. Arba nepražiopsot savo tikrai svajonių būsto vietos, kur galėtumėt gyventi su malonumu, tik į kurio nesirenkat vien dėl to, kad žinot kažkokį tai mitą. Taip. O šiandienos mitus mums padės griauti arba tvirtinti NT skelbimo portalas realu.lt, kuris jau užsitikrinęs yra antrą vietą pagal klientų lankomumą, pagal pirkėjų lankomumą. Kur tikrai labai daug skelbimų su mitais ir be jų. Ir antrasis mūsų laidos rėmėjas, tai yra Rask.nt, tai yra skelbimų platforma, skaneris, kuri dirba kaip siurblys, kuris siurbia iš visų NT portalų skelbimus, atrenka geriausius. Ir net surūšiuoja. Taip, surūšiuoja pagal jūsų kriterijus. Ir man atrodo, mes šiandien laidos, jeigu truputį pamankštinsim tą įrankį, net ir praktiškai parodysim, kaip jisai veikia, tai... Kad siurbia gerus variantus, o ne mitus. Laidos, jeigu truputį plačiau. Tai ką, startuojam nuo pirmo tokio mito, kuris, manau, yra labai dažnas ir kelintis įvairių diskusijų, tai kad NT kainos visada kyla. Ir NT yra geriausia investicija, nes kainos visada kyla. Tai ką jūs manot, ar kaip pradžioje argumentuosit ir greunam ar negreunam šitą mitą? Greunam. Greunam. Čia turbūt, jeigu žiūrėsim labai trumpą laikotarpį, pastaruosius kelis metus, 2, 3 ar išvis pusmetį atgal, tai tikrai kainos truputėlį lipa į viršų, bet jeigu imsim didesnį laikotarpį, tai tikrai istoriškai turėjom visko. Ir tikrai labai nemažą kainų kritimą. Vat matau ir pasiruošęs. Jo, tai skaidrę. galėsim pridėti Oberhaus, šiaip labai geras tokias ataskaitas rengia, pridėsim ir jų vieną iš gruodžio mėnesio parengtų ataskaitų, kur matosi NT kainų indeksas nuo 1994 metų. Galim pasakyti, kad iki 2007-2008 metų buvo kilimas. Ir vienas kilimas, tas laikotarpis kilimo buvo labai labai intensyvus toks, šio kilinti kokie turbūt 6-8. Taip. Tada nuo 2000 grubiai 8 iki 2010 metų buvo labai toks pats staigus važiavimas žemyn. Ir po to vėl toksai tolygus kilimas iki, sakykime, iki COVID-o. Taip. Praktiškai pagal tą kreivę, tai iki COVID-o taip kilimas staigus, jisai vėliau nuosaikesnis buvo. Ja. COVID-o metu tokia, sakyčiau, pauzė tas buvo ir po to tas irgi išsprogimas. Čia jau neatsižvelgia, labai nebent tokia trumputė. Tai čia vėlgi tas kainų kilimas turbūt priklauso nuo to, kokią imtį imsim. Jeigu imant, tarkim, sakyti, nuo 2010 metų, taip, visada kyla kainos. Beveik. Bet jeigu žiūrint... Žinai, dar reikia turbūt atsižvelgti į pačios Lietuvos ar, rytų Europos specifiką, bet gal paimkim, tarkim, Lietuvos, nekilnojamo turto rinka neatsiejama ir nuo bendros ekonominės, kaip sakyt, būklės. Tai gerėja gyvenimas, didėja žmonių atlyginimai, natūralu, tada didėja, brangsta ir nekilnojamasis turtas. Jeigu paimsim ten, vakarų Europą, tai tikrai ne visur tas toksai, kaip sakyt, pastovus NT kainų augimas buvo. Tai truputėlį gal šito reikėtų nemaišyti ir tos kainos, jos dabar tikrai
aukštos ir sukilę, nereiškia, kad jos toliau neaugs, bet tas augimas vėlgi, jie tikėtinas, kažkiek turi stabilizuotis ir, žinai, kaip ten sako, praeities rezultatai negarantuoja ateities. Tai va, tai jeigu kilo, nereiškia, kad, vėlgi ten ateinančius 10 metų tas nekils, nes vėlgi atsiranda visokių ten, nežinai, kataklizmų ir geopolitinių įtampų ir ekonominių svyravimų ir panašiai. Tai rezimuojant, greunam šitą mitą. Greunam. Nėra nei dalinai teisybės, turbūt, kad negalim patvirtinti, kad visada kyla ir kils, buvo visokių atvejų. Gerai, judam tada prie kito mito. Į NT gali investuoti tik turtingieji, tie, kas daug uždirba. Dažnas mitas. Man tai, žinai, toksai man apskritai neskaniai tas kamburai, tik tai turtingieji, žinai, kas yra turtinga, žinai, pasakysi, žinai, kad ten nusipirko, žinai, ten už 100 000 butą, žinai, tai čia turtingas ar neturtingas, žinai, nusipirko ten su paskola, čia, žinai, ar čia turtingas, žinai, ar neturtingas, jeigu, žinai, iš savo 100 000 ir ten 200 sumokėjo, gal gali sakyti turtingas, žinai, toks... Vėlgi, turtingas gal ne visai protingas, jeigu paskola nepasinaudoja. Kitas dalykas, tų investavimo turbūt įvairių formų yra į NT, galima ir per platformą investuoti, irgi bus investavimas. Sutelktinį tą turi minėti. Taip. Galima nebūtinai Vilniui pirkti butą, galima galbūt ir regione, Šiauliuose pavyzdžiui, ar ten Panevėžy imti paskolą ir tada investuoti. Turbūt tas investavimui nelygu ir kokią sumą investuosi, tai turbūt tikrai nereikia būti labai turtingam tam, kad nusipirk butą Šiauliuose, pavyzdžiui. Čia aš manau, gal dar tas iškyla iš jaunų žmonių, kurie bando įsigyti tą NT ir sako, neįmanoma susitaupyti tam nekilnojamam turtui, nes viskas yra brangu, algos nepatempia tiek ir aš negaliu per 2-3 metus susitaupyti pradinio įnašo. Bet žinai, norisi vėlgi ir suprasti ir dalinai ir suprantam tą jauną žmogų, bet yra ir kita ta medalio pusė, jaunas žmogus, ypač jeigu gyvena didžiuosiuose miestuose, nenori visko, kaip sakyti, atsidėti ar didelės dalies atsidėti, būtent tam pradinio įnašo. Daug pagundų yra, žinai, norisi ir į kelionę išvažiuoti, žinai, ir restoraną nueiti ir gražiai apsirengti. Palauk, mama su tete pasims antrą pakopą, duos pradinę įnašui. Tai va, tai šitą daug tų pagundų ir neretai taupyti sunku, žinai. Tai va, tai jau nebėra tos mados, kur mama atsiunčia maisto į Vilnių. Per autobusų stotį. Ir vaikas ir susitaupytų pradinį įnašą. Nežinau, mano draugų rate, ten, nežinau, studentų mažai, tai nežinau, kaip dabar ten vyksta reikalai. Reiks paklausti. Kaip iš tikrųjų. Net, kaip mes turbūt dirbam, matom ir tuos jaunus žmonės perkančius būstą ir tikrai susitaupantis, aišku, vienam žmogui gal yra kažkiek sudėtingiau, bet porelės suėjusios, kaip sakyti, vieną šeimų ūkį turbūt sutaupo ir kai kurie net ir ganėtinai greitai. Tai čia turbūt viskas nuo asmeninių ar poros finansų priklauso ir nuo užsibrėžimo. Aišku, turbūt nereikia tikėtis, kad ten, nežinau, kai kas sako, 2 metus jau taupaus ir nesusitaupau tam pradiniam įnašui, žinai. Tai turbūt, kad nerealu yra, nes jeigu tu ten nuo algos atsidedi kelius šimtus eurų, o tau reikia susitaupyti, nežinau, ten 30 000, tai turbūt tas būstas turbūt nėra taip, kad nuperkamas per 2 metus užsinorėjau ir per metus turiu. Didelis rimtas pirkinys. Tai ką mes darom? Greunam mitą. Greunam ir šitą mitą. Šiandien tik tais greusim. Ne, gal. Gerai, toliau judam prie kito mito, tada jeigu prakalbam apie paskolas, tai yra toks mitas. Paskola yra blogis, nes bankui nupirksi antrą būstą. Girdėjot tokį? Labai daug kartų. Nes labai gaila, tai tu pasižiūrėk, ar tu matai, kiek tu sumokėsi per tos 30 metų, tu bankui dar vieną nupirksi. Tai. Čia turbūt, kai pamato tą banko lentelę, kad skolinama suma tokia, grąžinama tokia. Tu pamatai, kad ten visą butą reikia grąžinti. Prieš, nežinau, iki 15 metų nebūdavo tų lentelių tokių, kad tau galutinė ta suma. Dabar jiegi privalo bankai, kiek atiduosi, jeigu... Duota lentelė, kiek tu atiduosi, tas per visą laikotarpį. Laikotarpio pabaigoje, jeigu visam tam sąlygom, aišku, tai yra gąsdinantis skaičiai, jeigu taip žiūrint. Bet žinai, tai kažkiek vis tiek reikia su matematika draugauti ir suprasti, kad tai yra suma, tarkim, procentai, ten banko mažo Euriboras, tai yra vis tiek, kaip ten bebūtų,
pigiausi pinigai, turbūt, kuriuos fizinis asmuo gali pasiskolinti. Jeigu tu imsi ten ir verslo paskolą, tai ten ne 3%, tai bus palūkanos, o bus gerokai didesnės sumos. Tai kitas momentas, tu iš karto, kaip sakytų, užsilokini, tam tikrą sumą, kurią tu gali pasimti. Ir vėlgi, tarkim, tavo pačio įmoka, ten šiai dienai, nežinau, tebūnė, paimkim, ten 300 eurų. Už 10 metų, tarkim, tie 300 eurų įmokai. Taip, visai kitos vertės. O tu jau tais pinigais naudojasi. Žinai, aš kartais atvirkščiai sakau, žinai, o tu pats ar norėtum, žinai, paskolinti dabar, paimk iš savo kišenę, žinai, nesvarbu, ten 1000. 40 metų. Jo, 40 metų. Ir aš tu mokėsiu ten to, žinai, ten kelis procentų, žinai. 1,2%. Turbūt nešildys, žinai, tai jo, tai reikia logiškai suprasti, kas yra tas skolinimas. Iš kitos pusės, jeigu taupytum tokią sumą, tai turbūt taip ir išeitum į pensiją susitaupęs butui, bet ar tikrai toks tikslas ir yra, tai dėl to tas paskolas ir ima žmonės, kad gyventi čia. Dabar. Aš tai gal dar prie to pritemčiau, kad nereikia žiūrėti į tą galutinio gražinimo termino sumą, dėl to, kad iš praktikos žmonės keičia būstus kas 5, 7, 10 metų ir tos paskolos nereikės išmokėti iki galo. Tu sumokėsi tik kažkokią palūkanų dalį ir tikėtina, kad jau kaip kalbėjom, kad NT kainos kyla pastaruoju metu, pardavęs turėsi kapitalo prieaugį. Tai, kad tu pirkai butą, nežinau, 100 000, tu jį gal po 10 metų parduosi už 200 000, bet tu pasiskolinai tom pačiam 100. Ir Ignai, čia dar labai būna dažnas toksai klausimas, tai žinai, ten, iš kur lietuviai ten čia tų pinigų čia taip turi? Iš kur čia tie visi čia ten perka, bet ką tu ir sakai, pažiūrėjau, apie tą kapitalo prieaugį, tai žiūrėk, ten nusipirko, už každaug 100 000, dabar jis 105 kainuoja, tai jisai ten pardavė, gražinosi paskolą, turi jau ten vėlgi didesnį pradinį įnašą savo. Jo, didesnį, ir tada pirko, žinai, tą 100 000 kažkiek savo dėjo, tai tas kapitalo prieaugis plus dar išmokėta suma, ir perka tada vėlgi kitą kažkokį turtą. Žodžiu, nebijokit, tai gerai, bankui. Tai manau, kad šitam užteks, nes turėsim kitą labai giminingą, tai šitą mitą turbūt greunam, ar ne, su bendru sutarimu? Taip. Kad bankai yra blogis. Aš matau bankas ir aplinkiai daug būtų, nes tie visi kaip perka savo ir jam po vieną nuperka. Jo, liko nėra, kur tu būtų dėt bankui. Nes visi po būtų. Tai kitas yra panašus, geriau nuomotis, nes paskola yra blogis. Geriau nesivelt su tais bankais. Nuomotis yra pigiau ir nereikia sukti galvos. Sako, kad geriau nuomotis? Taip, geriau nuomotis, paskola yra blogis. Negu pirkti gal taip. Man atrodo, kad atvirkščiai labiau sako, žinai, kad geriau mokėk paskolą, nesinuomok, geriau, kaip ten sako, geriau mokėk savo paskolą, o ne buto savininko paskolą. Na čia matai, tas su to turbūt ir susiję, kad jeigu tu mastai, kad nupirksi bankui antrą butą, tai tada labai gaila tam bankui pirkti ir tada galvai geriau aš eisiu nuomotis ir nupirksiu tam savininkui antrą butą, bet ne bankui. Bet lietuviai, žinai, tokie labai nepripratę, žinai, kažką apskaitai nuomoti, žinai, jiem patinka turėti, žinai, pačiupinėti, žinai, rankoj. Ir su tom nuomom, vėlgi, geras instrumentas, bet turbūt, reikia žinoti žmogaus konkrečią situaciją, ar jam tuo konkrečiu metu apsimokėjau nuomotis, ar geriau pirktis. Bet tada klausimas, tai kam tada šis nuomotis? Kokia yra nuoma? Tol, kol negali imti paskolos, kol negali pirkti. Bet ar tikrai, bežnai, nuomosi 2, 3, 4 metus? Gal visai yra naudinga nuomotis, tarkim, kažkokius labai prabangius turtus, kurios įsigijant, tarkim, tau reikės didžiulio kredito, didžiulę įmoką ir galbūt tu gali tuos pinigus įdarbinti kažkur tais kitur. Tavo, kaip sakyti, išsilavinimas leidžia, nežinau. Prabangų turtą tu gali kažkokius 2-3 tūkstančius išsinuomoti, o tokį nupirkt, tai 4 000 įmoka kaip pavyzdys. Arba netgi nebūtinai
įmoka, jeigu ir be banko perkant, kartais būna žmonės investuoja į verslą ir geriau pinigai sukasi, o tu šiuo metu prabangiai gerai gyveni. Šiaip kartais vaskužnai su nuoma, vėlgi, kai dabar tas gyvenimas, sakau, dinamiškas, ir su jaunimu, žinai, šiandien jisai čia, žinai, rytoj ten, tai kartais nuoma toksai mažiau gal įpareigojantis, kaip sakyti, ir įsodinantis į tave į vieną vietą, tas dalykas. Būna žmonių, kurie sako, norim pagyventi skirtingose vietose tam, kad suvoktų, ko iš tikrųjų norim. Tai irgi labai toks metus bute, metus name. Tai paskola yra blogis ir geriau nuomotis, tai greunam į tą. Aš tik kažkaip, nei čia griauti, nei čia patvirtinti, man toks per vidurį. Dalis teisybės. Jo, dalis teisybės. Gerai, darom tą tarpinį variantą. Yra tiesos. Yra tiesos. Gerai, toks kiekvieniem metams tinkantis, labai populiarus. Dabar blogas metas pirkti. Būčiau pirkęs prieš 2 metus. Šitas labai dažnai. Arba 2019 iki COVID. Nes dabar tai kainos taip čia sukelia. Taip dažnai girdimas dalykas ir draugų ratose va tas. Nes dabar to viskas sprogs. Dabar yra burbulas. Ja, dabar jau kris. Jau nėra kur aukščiau tom kainom. Atrodė ir 2015 nėra kur aukščiau, ir 2018, žinai. Ir po COVID-o. Taip. Atsimenatgi prieš COVID-ą buvo šitie krizės šaukliai, ten tokie žinomi NT analitikai ir sakė, kad jau čia tikrai nėra kur aukščiau. Ciklai sukasi, dabar jau turi pradėti leistis. Jo. Ir tada COVID'as atėjo, tada buvo sąstingis, tada jie sakė, sakiau, kad bus kažkas. Bet toks trumpas tas sąstingis ir tada spiralė tokia tikrai. Jeigu perki savo gyvenimui, visada, tada kada reikia, tada ir perki. Jo, ir vėlgi, o net jeigu ir ne savo perki, pavyzdžiui, net jeigu ir investicijai perki, žinai, klausimas, kokia tu ten investicijai perki, jeigu tu, žinai, paskui galvoji, kad, ten greitai suspekuliuosiu, čia, žinai, ir už pusmečio ar metų parduosiu, visada yra rizika, žinai, rizika, kad ten, žinai, gal neparsiduos taip greitai, gal ten taip brangiai neparsiduos, gal ten neuždirbsiu, lygiai tas pats, kas su akcijom, žinai, čia vėlgi investavimo pradžiamokslis, kad, žinai, kuo tu anksčiau pradėsi ir kuo ilgesnis laikas, žinai, tuo ta grąža, kaip sakyt, bus ten didesnė, stabilesnė. Tai ir su NT taip pat, žinai. Tai tiesiog kartais, žinai, žmogui baisu, visada baisu priimti tą sprendimą, kad viskas, čia darau, perku į Jo, o paskui, kai padarai tą sprendimą, žiūrėk, šito laiko praeina ir, atrodo, gerai, padariau. Turbūt greunamas mitas. Labai lengvai. Pats nuvirto mitas. Vos pastumėm ir nuvirto mitas. Greunam. Tai norim truputį plačiau papasakoti apie mūsų laidos rėmėją Rask NT. Kas tai yra, žinot? Tai yra nekilnojamo turto įrankis, rasti gerus variantus. Ir nepraleisti, nes jisai nuolatos skanuoja tuos variantus pagal jūsų kriterijus ir suranda tai būtent, ko jūs ieškot ir neleidžia praleisti. Čia sakyčiau labai patogu tam, kad neįt per kelias svetainės ir rankioti iš ten, kas įkrito naujo, o būtent vienoje vietoje rasti visas naujienas, nes iš tų daugumos svetainių ir sukelia visus duomenis. Tai žinai, geriau vieną kartą pamatyti, negu daug kartų išgirsti. Jo, nes praeitą kartą vienas komentatorius mūsų parašė, kad neveikia tas puslapis, čia kažkas užstrigė, ar nežinau. Tai vat mes sakom, dabar nueikim ir pasižiūrėkim. Kokie laikini nesklandumai buvo? Puikiai iš karto užsikrojo šitas puslapis, taip jisai atrodo, jeigu dar nesate buvę. Bet reikia pasakyti, kad tu prisiregistravęs tam puslapį. Jo, spaudė prisijungti, iškart prisijungė su mano vardu. Ir taip, čia kas man įdomiausia iš tikrųjų yra, čia aišku gali pasirinkti, kokių skelbimų ieškai, jie duoda ataskaitas, bet mes pabandykim surasti kokią nors vertą dėmesio pasiūlymą. Čia yra tokia skirtis verti dėmesio. Užsidedam, tarkim, mes ieškome Vilniuje, iš visų skelbimo portalų, čia galima pasirinkti, kuriuose norit, bet ieškosim visur. Tipas, ieškom, tarkim, buto, ieškom įrengto buto, ieškom, tarkime, 3 kambarių buto, aukštas mums nesvarbu, skelbimo data 30 dienų, dar įsidedam papildomą filtrą nuo 200 000, kad, sakykime, nemestų kažkokios senesnės statybos. Ir randam tokius variantus. Yra Vilniaus senamiesty Aludarių gatvėje, Antakalnė Nemenčinės plente ir vienas iš tokių variantų, kurį Patricija, kiek žinom, turi savo dispoziciją.
turėjo ir pasižiūrim, Pilaitė Elbingo gatvė. Atidarome Elbingo gatvę ir matom Jau nebėra. Patricija jau rezervavusi Taip, šitą skelbimą. Taip, jau rezervavom. Tai ir kaina netgi padidėjus, ar ne, 217 000. Tai čia tikrai vadinasi buvo geras variantas, ar Taip, ne? tai buvo tikrai geras variantas, tai akivaizdu dėl to, kad turėjom atvirus namus ir turėjom 7 apžiūras atvirų namų metu. Tai aukcioną padarėjai? Taip, buvo. Aukcionas. Kada Nu. kaina važiuoja į viršų, ne į apačią. Ir manau, kad žmogus pasirašęs preliminarę tikrai džiaugiasi, kad jį nupirko ir kad kartais būna to susierzinimo šiek tiek, kad kaina pakyla, bet... Va, tikrai kaina ne šiuo padidėjo atveju. 3,4%. Bet Nu tai šauniai. Tai o žmogus rado per Raskante, ar ne? neklausiau. Tai va, vienas iš pavyzdžių tiesiog kaip Raskante, aišku, jisai galbūt čia nespėjo atsinaujinti, kad jau jisai rezervuotas ir jo kaina pakilusi, bet išmetė mum, va, kaip prie gerų vertų dėmesio variantų. Nes tiesiog dažnai atsidarius skelbimų portalus, atrodo, daug tų variantų, tas didelis sąvartynas, bet atrinkti dėmesio vertus variantus, va, tai reikia gero algoritmo. Tai va, tai praktinis pavyzdys, kaip rasti gerus variantus arba apskritai kažkokius tai variantus iš visų portalų, tai užeikit į mūsų partnerio Raskante portalą, Išbandykit. užsiregistruokit, išbandykit ir tikrai vertas dėmesio produktas. Mūsų skelbimus ten irgi rasit. Taip. Gerai, tada pereikim prie tokio labiau apie patį turtą, kad svarbiausia gera kvadratinio metro kaina. Kai žiūri skelbimus, žmonės kartais sako, nu tai va čia į tą kvadrato kainą reikia žiūrėti. Čia turbūt tam tikram segmentui, galbūt tai yra, kai kažkokie lengvai palyginami daiktai, ten, nežinau, tipiniai butai ar senos statybos, ar naujos su dalinė apdaila, tu gali kažkiek orientuotis pagal tą kainą kvadratą. Kvadratinio metro kaina yra geras rodiklis, jį reikia žiūrėti, bet vien aklai į jį žiūrėti, netgi jau, pavyzdžiui, naujos statybos tam pačiam projekte butai. Labai skirtingai. Gali būti netgi tokia paties išplanavimo ir kaina kvadrato šiek tiek skirtis ir dažniausiai yra dėl ko tas skirtumas įvestas, būtent dėl vaizdo, dėl saulės kiekio patekimo. Tai vat, ta kvadrato kaina, ypač jeigu tu perki savo gyvenimui, tai gal kartais tu geriau truputėlį daugiau, bet... Gerą pavyzdį, va, turėjau prieš porą metų, pažiūrėjau, buvo 2 butai, ten centre vienam naujos statybos projekte, pažiūrėjau, ir 2 faktiškai beveik identiški butai, žinai, jie buvo 3 kambarių, ten, žinai, jie buvo apie 60 kvadratų, ir, pažiūrėjau, tik tai vienas jisai buvo viršutiniam aukšte, su geru vaizdu, visiškai šviežiu įrengimu, o kitas buvo pirmam aukšte ir, tarkim, į prastą pusę, žiūrėjo ten į vaikų darželį, o kitas ten tokia į sieną, bet irgi fainai įrengtas. Ir tas viršutiniam aukšte žymiai lengviau, paprasčiau išėjo. Su brangesnė kvadrato kaina. Jo, su gerokai didesnė kvadrato kaina. Tik dėl vaizdo? Dėl to, kad aukščiau? Jo, vaizdas, pasaulio pusės. Šviesa. Jo, šviesa ir tiesiog ką tu matai, tas pro langą. Aš dar kitą pavyzdį galbūt duočiau, kurie netaip įtakoja ten vaizdas, šviesa ir panašiai, o buto dydis ir kambarių skaičius. Pavyzdžiui, žiūrim butą, kuris yra 2 kambarių 57 kvadratų su labai maža kvadrato kaina ir žiūrim 2 kambarių butą, kuris yra 40 kvadratų, irgi tas pats 2 kambarių su didesnė kvadrato kaina. Ir mums atrodo, taigi geriau pirkti tų daugiau kvadratų už mažesnę kvadrato kainą. Bet suminė kaina tavo gaunas daug didesnė. Tai nežinau, 40 000 papildomai reikia susimokėti papildomai už tuos kvadratus, nors buto funkcija lieka ta pati. Bet tu poniškai gyveni. Erdviai. Bus čia mitas darate šitą. Bet tada, likvidumo prasme, tas, kad ir didesnė kvadrato kaina, jis yra likvidesnis. Jis lengviau parsiduos ateityje ir kaip mes esam kalbėję, kad mažos kvadratūros to funkcionalumo butai yra likvidesnė. Dėl to ir kvadrato kaina aukštesnė. Jo, bet čia, žinai, toks, kaip sakyt, lazda su 2 galais. Čia, žinai, kaip ir pieno kainų, ir ten kefyro nenorėjo, žinai, didinti, tai pradėjo mažinti tas metūrį, žinai, tas nepakuotės. Ir tu, žinai,
ar ten surelį, žinai, žiūri, ten suvalgydavai skaniai, dabar taip skaniai, bet per greitai truputėlį, žiūri, kad, žinai, svoris ten sumažėjo. Yragi ten ta nuotrauka, kaip Snickerso dydis keitėsi ir kaina kita. Tai, žinai, dabar to lygio mažėja ir būtai, aš prisimenu, tikrai buvo ne taip seniai, tasme vidutinio 2 kambarių būto kvadratūra kem 5 kvadratai, tada jau kaip ir pamažėjo, žinai, iki kem 3, dabar jau turbūt, žinai, visai normalus yra ten 40 kvadratų, žinai. Tai sakai, vystytojai nekelia kainos, bet mažina tą surelį, ne? Mažina tą surelį, žinai, taip, žinai, užtenka, žinai. Aišku, aš tikrai sutinku, žinai, pažiūrėjau, tikrai puikių 30, ten, nežinau, 5 kvadratų, 2 kambarių būtų gerai išplanuotų ir kur tu gali, žinai, kokybiškai tasme gyventi, bet nepalygintamas dalykas yra, žinai, 5 kvadratų tasme būte gyventi ir ten 33. Tai va, tai vėlgi kiekvienam savas, aišku, žinai, vystytojai seka tas tendencijas, žinai, nenori užbranginti ir stengiasi kažkiek laikyti. Ne, bet, Pauliau, čia irgi sakai, aišku, kad daugiau geriau kvadratų, bet tu susimokėsi keliasdešimt tūkstančių daugiau už juos. Tada grįžkime į kitą vietą. Jeigu tu skaičiuoji tik tai investiciją ir perki investicijai, tai gal ta kvadrato kaina yra numeris 1 tavo sprendimo priėmime, bet jeigu tu galvoji apie butą savo ir paskolą 30 metų, tai turbūt tada geriau išsirinkti ne tik į kvadrato kainą žiūrint, bet į patogumą, ten vaizdą, šviesą ir taip toliau ir mokėti šiek tiek daugiau. Tik ne kvadrato kaina esmė. Jo, aš irgi su Patricija norėčiau sutikti ir dažnas iš tikrųjų dalykas, kada, nežinau, ar porelis kartais, ar šeimos nusiperka truputį per ankštą tasme butą ir, pažiūrėti, tas liečia, tarkim, tos 3 kambarių mažus butukus, ten, šaipėm, 2 Bet jie jį nusiperka. Galbūt jie nebūtų galėję nusipirkti, jeigu nebūtų to 40 kvadratų buto. Nebūtų ją įpirkę. Aš sutinku, žinai, bet jos greitai išauga iš tikrųjų. Bet jie greitai ir parsiduoda. Ir parsiduoda. Atsiranda tokios pačios porelės. Na tai gerai, tai gal tada tiek ir apsiribokim, svarbiausia gera kvadratinio metro kaina. Tai yra svarbu, bet nesvarbiausia. Taip, svarbiausia, kad nesusitikom. Tai ar imam tarpinį variantą, ar imame... Ne, aš tai sakysiu, kad sugriautas. Svarbu, bet nesvarbiausia. Sugriautas, gerai. Tvarko, judam tada toliau apie statybas. Toks mitas yra. Pačiam statytis visada pigiau. Nei pirkti jau pastatytą. Čia toks lietuviškas. Tikras lietuvio. Nusipirksiu sklypą ir pats pasistatysiu. Čia visi vystytojai daug uždirba iš tų pastatytų namų. Tai ir dažniausiai aš moku ir tą daryti, dėdė moka tą daryti. Čia, ir su statybom turbūt tas susiję ir su įrengimu. Irgi, taip, plačiaja prasme statytis. Ne visada. Aš sakyčiau, gal čia užbėgsiu įvykiam už akių, kad turbūt yra dalis teisybės, bet labai dažna prasme žmonės pervertina savo galimybės ir savo sugebėjimus statyti ir pasistato brangiau. Ir turbūt šnekėmės prie namų, gal per namų podcastą, kad kai pats savo statai, tai tada labai daug ko negaili ir medžiagas brangesnės perki. Ir gal savo, Patricija. Tai aš žinau dėl savęs ir todėl dar tos statybos išbrangsta dėl tavo norų. Ir žinai, ir mes kažkada esame irgi ir tarpusai tas mešnekėję, vėlgi, kada tu statai, vėlgi aplinkui daug ekspertų, daug patarėjų ir atrodo, kad kiekviena ten ta, žinai, namo detalė ar ten, nežinau, kažkokia medžiaga, atrodo, jinai iš esmės keičia visą, ten namas bus geras ar blogas, ten bus šiltas ar šaltas, žinai. Ir tu kaip kiekvieną galbūt ten poziciją imi ir truputį subrangini, natūralu, kad bendra tas kaina iškyla. Bet iš kitos pusės, jeigu tu šneki tik tai apie įrengimą ir moki sienas pats dažyti, tai tikrai bus pigiau. Tai va šitoje vietoje yra dalis teisybės. Bet aš dar pridurčiau, kad statytis pigiau nėra pigiau turbūt dėl tos priežasties, kad statytojas turi jisai tos patirties ir žino, kuriuose vietose galbūt ten galima šiek tiek ekonomiškesnius sprendimus taikyti, nebūtinai pardavimui, bet tiesiog iš esmės nebūtina permokėti. Dažnai jie ir medžiagas gauna pigiau ir darbo jėga
statytojo, jo, gal ten neapgaus su kainomis, jisai žino tas kainas, žino, kiek verta sumokėti už tam tikrą darbą ar medžiagą ir panašiai. Ir jis moka organizuoti, nes statybose tas laikas irgi yra labai svarbus, kad tie darbai vyktų greitai, kuo didesnis greitis, tuo ir ta savikaina mažėja ir organizavimas darbų, aš manau, kad irgi yra lemiantis faktorius, kad ta statyba būtų nebrangi. Tai... Ir klaidų rizika daug mažesnė. Ir klaidų rizika, nes po to būna, kad ten pasiemo vieną meistrą, jis kažkoks nepatyręs, tada jisai pabėga, tada reikia imti kitą, kuris pataisys. O jam buvau sumokėjęs avansą, tai reiškia dabar jau, kol jį atgausiu, tai čia dar brangiau. Aš esu kažkada irgi turėjęs būstą pardavimą ir ten žmonės tokį remontuotiną nusipirko, bet patys ten darėsi tikrai savo jėgom tą remontą. Ir žinai, ir toks ateini, kaip ir remontuotas, bet tas, tiesiog jau ne ekspertui, tas matosi tie tokie, savo darbo defektai, žinai. Rankų darbo. Rankų darbo, žinai. Ir tada po to remonto tas reikėjo, vėlgi samdyti prieš pardavimą, vėlgi meistrus, kurie dar truputėlį, kaip sakyt, patvarkytų ir pagražintų. Bet kai ką, pavyzdžiui, negali paslėpti, kai ką tiesiog, tarkim, žinai, ten nelyginta siena, žinai, ten dažė, žinai, ar panašiai. Tai kai ką tiesiog turėtum, žinai, perdaryti visiškai, žinai, ten iš pradžių. Tai, žinai, ar jiem pigiau gavosi? Tikrai taip. Žinai, ar kokybiškai, žinai, gyvent galima, bet nebaisiai kokybiškai. Tai tvirtinam, kad dalis teisybės yra, taip. Dalis teisybės greunama. Taip. Toks pusiau pagriuvęs mitas. Pagriuvęs mitas, pakrypęs. Gerai, yra vienas mitas apie turto vertintojus. Kaip jūs būstą perkat arba parduodat, dažnai sako, tai vertintojas įvertins tiek, kiek reikės. Čia iš senų laikų šitas, man atrodo, labai idėja. Padarys tiek, kiek reikės. Žinai, ten butelį nunešiu, saldainių, žinai, ten dar 30 eurų, taip, žinai. Vertinti klausas, Jomas Jūrai vertintojų kažkiek, aš manau. Tai turbūt, kad šiai dienai vertintojų darbo specifika yra stipriai pasikeitusi. Čia iš senų laikų tas atėjo, man atrodo, iki krizės. Jo, čia būdavo, o tai kiek sutarėt, tai tik ir vertinsiu. Tai dabar tikrai to nėra ir remiasi vertintojai tik tai skaičiais, tik palyginimais. Ir jie yra kontroliuojami ir bankų, ir jų ataskaitas ten tikrina laikas nuo laiko. Ir vertintojai turi licenzijas, kurias gali prarasti. Kurių labai nenori. Dėl jūsų būto viršuliškėse gali prarasti licenciją, tas ir darbą, ir verslą. Taip, vėlgi. Čia kaip savam padaryk, daugiau. Truktel truputėlį. Štai būna, žmogui kartais reikia paaiškintas. Vertintojas, taip, jisai esant reikalui, norui, tarkim, ypač jeigu ten labiau, ar ten tipinis kažkoks būtas, žinai, ar nebūtinai, jisai turi gairės, kaip jisai turi daryti vertinimą. Jisai mechaniškai tas daro, įsitraukia ten pagal kriterijus tam tikrus sandorius ir gali, žinai, palyginamosius. Jam reikia išsirinkti 3, kuriuos jisai 3 parinks, tai tas jo yra ar geresnius, ar pigesnius, ar brangesnius. Tai tam tikram rėžė tas biski, žinai, gali ten į vieną ar į kitą pusę. Ypač tas aktualu būna ten kokios, žinai, skyrybose, žinai, ten, kai viena pusė biški, žinai, nori ten patraukti į viršų, žinai, kita biški ten, į apačią, tai va, kažkiek būna to paslankiojimo, bet taip, kad, žinai, ten 200 ką nori pasakyti, kad nėra taip, kad visi vertintojai vertins lygiai tą pačią sumą. Kiekvienas vertintojas turi vis tik savo yra kažkokia nedidukė paklaida. Jo, bet tai vis tiek tikrai nėra taip, kad atėjau, pasakiau, kad man tiek reikia ir vertintojas tiek padarys. Tai tikrai ne taip, tikrai greunam šitą mitą. Žinai, nepadarys. Nediskutuotinai. Neleidžia. Žinai, 200 000 vertės turto, žinai, už 300 neįvertins. Nekaip. Bet būna, kad, žinai, tokių atvejų, kur, pavyzdžiui, vertintojas sako, aš suprantu, kad jisai tiek kainuoja, aš suprantu, žinai, kad už jį ten tiek gali gauti, bet sako, aš neturiu iš ko padaryti, nes tiesiog nėra molio nulipdyti tas metam vertinimą. Tai va, šitoje vietoje irgi noriu paliesti tokį, ne tai, kad mitą, bet tokia antrinė nuomonė yra, kad jeigu jau perku, tarkim, būstą ir vertinimas ten netempia, tai mane jau apgaudinėja pardavėjas su kaina, kad aš čia permoku. Tai irgi ne visada čia tai yra teisybė.
Tai yra mitas dėl to, kad kartais būna taip, kad nėra toj zonai tiesiog palyginamųjų sandorių, su kuo palyginti to turto, arba jie yra gerokai prastesni, o šitas yra ten, nežinau, suremontuotas, naujai pastatytas. Ir tiesiog nėra, kaip sakyti, molio iš ko nulipdyti. Vienas iš pavyzdžių turbūt yra sodų bendrijai pastatytas gyvenamasis namas ir gana prabangiai įrengtas. Nu, kartais paprasčiausiai nėra su ko lyginti, nes aplink tik tai sodo nameliai. Arba, pavyzdžiui, nežinau, dabar visiškai senai turėjau, pavyzdžiui, kitos paskirties turtas, tarkim, ten, nežinau, viešbučių paskirties ir tu supranti, kokia yra jo rinkos kaina ir ateina pirkėjas sutinka mokėti, bet vertintos vertina tik tai su tos paskirties, o jų toj zonai, beveik nėra arba labai mažai. Ir viskas. Ir bėda bėdelė. Gerai, tai neužsistovim, Patricija liepia verst šitą, tai verčiam. Greunam. Gerai, dabar truputėlį tokių mitų NT savybės apie turto. Tai čia pirmas mitas, kuris liečia daugiausiai butus. Tai irgi klasika. Mums ne pirmą ir ne paskutinį aukštą. Ir labai dažnai nusiperka pirmą arba paskutinį aukštą. Bet to ką daryti, atrodo, žmonėm, atsidarai jau ypač, senos statybos skelbimus ir atrodo, žmonės skundžiasi, ar pirmas ar paskutinis, kur tie būtai antram aukšte. O pats mitas iš ko susidaro, kodėl ne pirmas ir ne paskutinis mitas, kad jeigu iš senos statybos. Jo, ne, čia turbūt mitas dėl to, kad jeigu pirmas tai būtinai šaltas, jeigu paskutinis tai būtinai arba stogas bėgs iš karto. Bet tai iš senos statybos vis tiek tai išplaukia. Kilęs iš to, kad senai tikrai tie pirmi aukštai būdavo šalti sovietmečio namuose. Ir mane nesvarcys buvo papačiai. Pirmam aukšte mane mato visi. Ai, tave mato. Ir apvoks dar, įlips per langą. Tikruotas dėdavo tais laikais. Taip, dėdavo tais. Tai turbūt, aišku, yra tų sovietmečio namų, kur tie pirmi aukštai tikrai labai šalti, labai šaltos grindis, bet naujoje statybai pirmas aukštas, ypač jeigu tai grindinis šildymas, gali būti puikus butas. Ir dabar dažnai naujoje statybai pirmose aukštose vis tiek padaro ten kiemelį ar terasą. Tai toks kaip netgi žavesio papildomai. Bonusas, jo. Tai ir yra žmonių, pavyzdžiui, kurie ateina ir sako, mes ieškom tik paskutinio, nes nenorim, pavyzdžiui, kad bildėtų po mum virš galvos. Tai net ir senoj statybai žmonės prisiema tą atsakomybę. Ne tai, kad atsakomybė rizika galbūt dėl to stogo. Ir šiaip administratoriai šiai dienai bent jau Vilniuje tos namus prižiūri ir nėra jau ten varvantis ar šalantis stogai. Aišku, būna visko, esu mačius tikrai ir kai stogas bėga ir apibėga ir vėlgi tam yra draudimas, tam yra būtent bendrijos ar administratoriai, kurie sprendžia tas problemas, bet irgi turbūt iš sovietmečio atėję, kad būdavo bet žinai, stogas kaip jau bus. Jeigu šnekant vėlgi apie, pavyzdžiui, seną statybą, ten kokio Šeškinė, tarkim, yra tokie blokiniai 9 aukščiai, kur 9 aukštas, žinai, bet liftas nevažiuoja. Kur vieną pakopą reikia palipti. Aš 8 davažiuoju. Nes 9 aukšte yra variklis. Iki jo negali davažiuoti. Jo, ir tada man tas 9, jisai tu žinai, ir gyveni prie to variklio ir tu visą laiką girdi ir tai toks biski yra tas minusėlis, bet, pavyzdžiui, naujos statybų, tai iš esmės kuo aukščiau, tuo brangiau. Taip, kaip tik priešingai būna, kaina didėja. Bet, pavyzdžiui, irgi paimkim fliperiai, jeigu perka ieško, tai jie irgi nenori pirmo paskutinio. Aišku, čia tas išplaukia iš paklausos. Taip, kad žmonės pirmą ir paskutinį perka sunkiau. Tai tik dėl to. Bet, kaip ten sako, geriau 9 iš 9 negu 5 iš 5. Nes yra liftas. Ja, nes yra. Bet esu tikrai turėjus ir sovietmečio butą pirmam aukšte, kur kaip tik labai šilta, nes ten kažkaip šitos trasos praeidavo pro butą ir grindis atrodo, kaip būtų šildamas, realiai tik dėl tų šildymo trasų. Tai turbūt, kad tas tarpinis variantas šitoj pakrypęs mitas, nei verčiamas, nei patvirtinamas. Negriaukim visiškai. Gerai, tada langai į šiaurę visada tamsu. Ne. Aš esu girdėjęs gandų, kad Patricija mano, kad ne. Taip. Argumentuokite Patricija savo šitą nuomonę. Kaip tu manai, kad ten iš šiaurės saulė šviečia? Ar kaip? Žiūrėk, šiaurinės žvaigždė ten šviečia. Saulė ir šviesa nėra visai tas pats. Pirmas dalykas, taip, tiesioginės saulės tu šiauriniai pusėje neturėsi, bet tai nereiškia, kad butas yra tamsus. Nes dabar turėjau 5 aukšte butas, nieks neužstoja, nes priešais yra kitas namas per... Dideli langai? Kitas namas per didelį atstumą ir langai nemažai, ir langų labai daug, tikrai labai šviesus butas. Taip, jis nėra saulėtas, bet jis yra labai šviesus. Taip, kad greunam velniop.
Irgi jau čia taip, jau mums Ne, net aišku. neleido pasisakyti. Aš norėčiau, jau galima. Leis Ne, savo panelę, aišku, Patricija. yra ir tu labai tamsiu būtų pirmam, ypač jeigu tai yra žemai šiaurinė pusė, jeigu dar kažkas priekis to. Būna, žinai, kad žmonės ateina į apžiūrą, kokį būtų, žinai, pietiniai pusėje, žinai, bet, pavyzdžiui, nu, tamsią dieną, vat kaip... Žinai, kaip šiandien vasausio mėnuo, žinai, tos saulės minimaliai ir, žinai, tai tamsoka, nu, taip, žinai, atrodo, tai ateikit pavasarį, žinai, kada saulėta, žinai, o ne tiesiog, žinai, pavakary ten, pavakary šią, žinai, 4-5 valandą, žinai, kur tikrai cepelininis dangus. Aš tai galbūt negriaučiau visiškai to mito, palikčiau jį prie pakrypusių, dėl to, kad taip, tas stereotipas turi dalelę teisybės, dėl to, kad, nu taip, nėra tiesioginių saulės spindulių, bet ką reikia žinoti, kad reikia tą būtą vis tiek eiti, pasižiūrėti, jeigu jis jums patinka, nes gali būti atėjus, nu, kaip Patricija sakė, dideli langai, niekas neužstoja ir, nu, to šviesos pakaks, bus dar labai lemia išplanavimas, jeigu būtas, tarkim, yra pailgas ir langai yra išilgai būto, jo, daug yra, šalia kito. Jo, nėra gilių erdvių, kurios bus tamsios. Arba būtas, kuris kaip tik yra kaip šulinys toks. Langai vienam gale, o ten, tarkim, kitas galas virtuvė, ten bus tamsu visada. Tai ten gali būti ir į vakarus, ir į pietus. Vis tiek bus tamsu. Taip, kad neatmeskit šiaurinės pusės. Tai, kad pasižiūrėkit, įsivertinkit. Ir tada tik tai priimkit sprendimą, tinka jum ar netinka. Gerai. Suremontuosiu ir parduosiu brangiau. Yra toks mitas. Ar teisybė, ar neteisybė? Jeigu tu esi fliperis ir labai gerai atidirbė sistemą ir labai žinai, ką pirkti ir labai gerai viską padarysi ir greitai susisuksi, tai taip yra tikimybė. Bet jeigu ne, gali būti, kad ir nepavyks parduoti brangiau, tiek kiek mokėsi. Arba į remontą įdėsiu daugiau, o ta prieaugis tas bus mažesnis. Ir gausis, kad nemokamai suremontavau. Tikrai gali visko būti. Čia, žinai, aš prisimenu savo Odisėjas automobilių pirkimų, žinai, prieš 16 metų, žinai, kur atrodė taip, žinai... Mašinų pirikupas buvai? Jo, iš Estijos 2 mašinas, žinai, parvežėm, atrodė, tai čia, žinai, čia tiek nupirkai, čia... Tave pataisys kalbininkai, automobilius. Automobilis. Šitą, žinai, čia tiek nupirksim, žinai, tiek suremontuosim, tiek parduosim, paskui realybė pasirodė, žinai, truputėlį kitokia, daug ko nenusimatėm, daug kas truputėlį kitaip atrodė nuotraukos ir panašiai. Tai, žinai, su NT irgi taip pat, tik tai, žinai, mastas truputėlį kitoks ir pinigai šiek tiek kiti. Tai vėlgi reikia žinoti, ką remontuoti. Kokį būtą pirkti, už kiek jį apsimoka pirkti, kad to pelno būtų, už kiek jį apsimoka suremontuoti. Bet čia aš galbūt ne tiek pritemčiau prie flipų, aš galbūt čia tą paviršiau klausimą, kai žmonės pardavinėja būtą, nežinau, kuriame gyvena jau 10 metų ir sako, gal čia jį paremontuoti ir brangiau parduoti mum, ar taip pardavinėti, tai aš visada atsakau šitoje vietoje, kad... Žiūrint ką, jo, nedaryti kapitalaus remonto, nes jisai tikrai neatsipirks, jeigu ten, nežinau, keisit grindis, keisit plyteles ir panašiai, išleisit daugiau, jo, gal kitam nepatiks, bet tie darbai, kurie nereikalauja didelių finansų, nu nežinau, ten kosmetinis ir labai krenta į akis, jo, jeigu, sakykime, tikrai labai sienos prastos būklės, nes ten gyvena šuo ir jas labai nubraižė, tai geriau tada perdažyti. Arba grindis visiškai jau ten be jokio lako ar ten alyvos ir panašiai. Kartai žmogus, įsivaizduoja, kad jis ten truputį padažęs, truputį pakrapštęs, įdėjęs, nežinau, ten 2000 eurų, iš to pakels vertę 10 000 eurų. Ne, dažniausiai vėlgi. Bet būna tokių atvejų? Būna. Aš tai kaip tik labiau linkęs, kad įdėti nedaug ir pakelt daugiau, negu įdėti daug ir tikėtis, kad dar daugiau. Bet tai labiau turbūt ne dėl to, kad tu vertę pakeli, o dėl to, kad tu jo išvaizdą pagerini. Aš link to rėjau, kad galbūt vėlgi atėję pirkėjai yra linkę sudramatizuoti tam tikrus defektus, ypač ryškius kažkokius įtrūkimus. O pirkėjai yra linkę, ten nuvertinti, tai čia, tą galima pasikeisti, tą galima pasidaryti. Ir geriau, jeigu yra ten tie maži defektai, juos, kaip sakyt, sutvarkyti ir galbūt mažiau nusidėrės, iš tos pusės. Tikrai taip. Aš visada prieš pardavimą, kai planuojam kažkokį su klientais pardavinėti, visada sakau, padarykim tokį, kaip sakyt, vizitą kartu
mano akimis pasižiūrėkim, kaip matytų klientas tą butą ir ką jis galbūt pamatys, kad va, tą suremontuokim, nes šitas užklius šitas ir dažnai žmonės būna, kur sako, mes net patys gyvenom, nematėm šitų dalykų, žinai. Ten koks nors, nežinau, ten pajodavimas, kuris gali atrodyti kitam kaip pelėsis. Ten paėma, nutrynė ir tiesiog ne pelėsis buvo, kokios dulkės. Klasika, susidėkim plintusus. Jo. Ir visus šviestuvus. Čia kažkaip nedėjo tos rankos į kitų plintus. Į sandėliukę guli jėmi, nupirkti ir sudėti, per savaitgalį yra sudėti. Jo, ir lemputę susukti, nes jis sako, nes... Kai reikia pardavinėti, tai ten greitai plintusai atsiranda. Gulėję metus 5 turbūt garaže ar kažkur užsiim. Gerai, toliau tada einam prie tokio irgi amžinos diskusijos, naujas būstas visada geriau nei senas. Ir tada galim iš kitos pusės išversti yra toksai, kad naujų sienos yra popierinės. Tai nežinau, čia du mitai viens kitam prieštaraujantis, ne gaunasi. Tai galim juos abudu ir įvertinti. Beje, mes to mito nenustatėm, ar griovėm jį ir negriovėm. Suremontuosiu ir parduosiu. Tai čia turbūt vėlgi jisai. Dalis teisybės yra teisybė, bet ne visada. Bet tikrai ne visada. Tai dabar apie tą naują būstą. Geriau nei senas naujas, ar yra ir senų labai gerų? Technologiškai žiūrint, tai naujas yra naujas. Asmesai, vėlgi, šildymo kaštai, tasme mažesnė... Nežinau, man nežinau, turbūt neįrodys, kad ten senas daiktas, kaip sakyti, ten 50 metų senumo, tasme, už šilumą yra mažiau mokėti negu kelių metų, kaip sakyti, pastatytas namas. Vėlgi, dėl garso izoliacijos, vėlgi visai būna, pažiūrėjau, ten koks nors senamestinis namas su ten kaip bunkeris, sienom ir lauko ir tarbutiniam, taip, visko tasme gali būti, bet kaip ten būtų, naujas daiktas yra naujas daiktas. Vėlgi turbūt ką lyginsim, kas yra senas daiktas, jeigu mes lyginsim senamiestį kažkokį autentišką butą, tai turbūt jisai gali būti gerokai geriau negu naujos statybos butas perkūnkiemį. Jį taip žiūrint, kaip į butą, ne apie vertę šnekant. Bet čia, turbūt nelyginami dalykai, tas mes žmogus negalvoja. Bet jeigu klausimas, senas ar naujas, tai tada... Čia, žinai, kuria prasme geriau, žinai, gal tas senas jisai bus geresniai lokacijai, geresnis susisiekimas. Naujas galbūt bus prastesnė, bet galbūt išlaikymo kaštai. Čia aš kartais irgi palyginu, tarkim, naują kažkokį ekonomišką automobilį, nežinau, neįvardinsiu, kad neišeist markės, ir kokį tai seną vintažinį kabrioletą Mercedesą, kaip pavyzdys, žinai. Tai vienas nori to, žinai, efekto, senas, gražus, autentiškas, dar kabrioletas, bet jis neekonomiškas, ten daug kurorija. O kitas nori gal to paprasto, kad ten iš taško A į tašką B važiuoti, o jie kainuoja gal labai panašiai. Bet aš kažkaip norėčiau šito mito plotmė lyginti panašius, adekvačius variantus, nes dažnai ten ateina koks nors jaunas pirkėjas su tėvuku, žinai, ir tėvuku šauna šitą mitą, žinai, kad, aš ten, Jurgiui sakau, žinai, kad vis tiek senas yra senas, žinai, ten senas yra geras. Dabar tai stato bilekai. Dabar tai Kabarinės sienas. Jo, tai, pažiūrėjau, daugiau su statybom, ar tikrai yra, kartonas, žinai, ir tikrai dabar jau prastai stato. Ne, yra ten gal kažkokių pavienių projektų, kurie ten, nežinau, skamba dešimtmečiais, kur ta pati Salomėjos Nėries gatvė, bet daugiau tai aš nežinau, nesu girdėjęs, kad kažkokia tai būtų blogiau negu seni namai. Tai... Kaip žinai, kaip ir sakai, žinai, tarkim, ten kartais jo ten senas daiktas, ten turi šarmo, žinai, ir panašiai, bet, pavyzdžiui, paėmus ten kokius, žinai, chruščiovinius, kaip sakyt, namus, jie yra kokie yra. Čia kaip tą mitą paimsim, arba kaip Paulius sako, imti du panašius, ar imti du su skirtingom savybėm. Senas ir naujas. Ir šiaip kas kam svarbu, turbūt labai irgi priklauso nuo to, jeigu tau naujam visada bus kaimynai, truputėlį kitokia kaiminystė, visada tu tikės, kad čia bus daug jaunų žmonių arba panašaus gal socialinio sluoksnio žmonių, bet realiai nuo jos statybos gali atsikraustyti namą, kur be galo daug nuomininkų.
kokiam perkūnkiam, tada vėl visai kitas. Čia turbūt senas ir naujas, jie tiek vienas, tiek Reikia kitas gali konkrečius būti labai pavyzdžius, geras. jeigu Jo. Sako, jeigu toj pačioj plotmėj lyginti, tarp, nežinau, Antakalnį tas pats senas ir naujas, tai jų kainos labai skirsis. Labai, tai. Tai vėlgi, aišku, kad geriau tada nauja, bet tada reiks ir daugiau susimokėti. Na. Tai ar panašiai plotmėj lyginti vietos prasme, ar kainos prasme, tai... Žodžiu, nėra vienos tiesos. Ir senas, ir naujas gali būti ir geras, ir prastesnis. Bet sutiksit ar ne, pavyzdžiui, kad naujos statybos būtų kainos, esmė, labiau kyla negu senos? Taip. Aš gal nereikšmiškai taip, ne. Nu, bet taip iš naujo. Tam tikrose segmentuose reiktų lyginti žiūrėti, bet kaip tas amžinas mūsų posakis, jeigu potvinis kyla, viskas valtis kyla, tai šitoje vietoje... Nesakai taip vienareikšmiškai. Nuo laikotarpio priklauso, nuo pasiūlos kiekio turbūt irgi, kiek tie vystytojai tuo metu turi pastatę ir panašiai. Jeigu ten trūkumas yra, tai tada gal taip naujos statybos kyla. Nes, pažiūrėjau, man atrodo, ypač centrinį miesto daly, pažiūrėjau, dabar atsirado ten vienas kitas kažkoks ten naujesnis projektas, nu, ten didžiulės atrodo, tas kainos ir kartais pasižiūri, žinai, ten senos statybos būstas, atrodo, visai geras dylas. Mhm. Ir dar geresnė gatvė, ten kokia Čiurlionė, dėl to, kad jisai senesnis. Nu tai va, jeigu net Paulius mąsto apie senos statybas, tai ne visada. Aš niekada netmetu senos statybos. Tai žodžiu, naujas VS senas turbūt lieka toksai nesugriautas iki galo mitas. Ne, nesugriautas. Tikrai O kad naujų namų sienos popierinės, griaunam Griaunam. šitą mitą. Gerai, čia 2 mitus iš karto vienu metu su... Jeigu rasit, kas popierinės sutraškina. sienas atsiųskit, labai būtų įdomu pamatyti. Pas ką popierinės, parašykit mums asmeninį žinutę. Elektrinis šildymas blogai, labai brangu. Ar čia nebus tik tai mitas tas, kurį patvirtinsim pirmąjį? Žinai, čia turbūt elektrinis šildymas, tai čia tam Elektrinis. radiatorius, tiesiog Elektrinis. elektrinis, ja. Jo, kad žmonės nemaišytų, kad tik, pavyzdžiui, aeroterminį tą oras Taip. vanduo vadina irgi elektriniu šildymu, Taip. nes ten tik elektra. Man atrodo, kad brangus elektra šildyti. Va dabar irgi vakar klientai ieškom būsto į centrinį miesto dalį ir pažinoti, visai neblogą variantą, senos statybos ir matai elektrinis šildymas ir taip iš karto toksai Vakur šok pakastas. kodėl biški ta mažesnė kaina. Bet yra sprendimas visada dabar nusipirkti nuotolinę Saulės elektrinę. Taip, tai va čia turbūt taip, kad kaštai bus gerokai didesni, faktas. Nebent gali... Toks ir yra mito Jo, motyvas. tik tiek, kad Yra išspręsti, kaip. kadangi galim, tai yra sprendimo būdas, tai tada turbūt irgi. Jo, nes aš irgi jaučiu dabar kartais žmonių tas toks lyginimas, tarkim, aeroterminį prieš dujinį, tai sako, tai va aš tam aeroterminiam nusipirksiu elektrinę ir man pigiau bus. Žiūrėk, dar vienas. O dujiniam jau nenusipirksiu dujų elektrinės. Bet visą laiką buvo irgi mitas, kad jeigu pasidarysi šildymą oras vanduo prie didelių šalčių, katilas nebesugebės pašildyti Atskiras namą. mitas. Tai va, čia iš tikrųjų yra, matom dabar, kokie šalčiai, -16, kiek čia 17 naktį buvo. Tai va, ir veikia jūsų katilai. Mano dujinis. Mano apledėjęs, bet žiūriu, čiuku veikia. Tai va, ir prišildo namą, viskas gerai. Prišildo. Dar vienas mitas sugriautas. Tikrai ne kosminės sąskaitos. Tai, bet tą apie elektrinis šildymas, kad yra blogai ir brangu, Žiūrėkit, tvirtinam. ar jisai brangu? Taip, jisai brangu. Viskas. Ar yra sprendimas? Nu, Taip, yra sprendimas. sort of yra. Sort of yra, bet vis tiek lieka brangu. Taip. Gerai. Pardavėjai specialiai įtraukia balkono plotą, kad parduoti būtų lengviau. Būna jums kartais pardavinėti, o Tada- tai jūs čia įtraukėt tą plotą, čia specialiai Taip, nes padidinot. tada ir padidėjo kvadratų ir sumažėjo kvadrato kaina. Kaina. Taip, Apie vėl kurią jau grįžtam Man, prie to. Jo. man atrodo, čia toks, žinai, toks pigus triukas. Man jisai erzina šitas dalykas. Ir atrodo, kartais, man norisi, žinai, aš matau, kad žmonės daro šitą triuką ir brokeriai daro, ir fliperiai Bet daro. lauk, yra vietų, kada legaliai Negali galima nedaryti, daryti. jo, jeigu Dėl to, tu- kad jis yra įstiklintas ir įtrauktas. Jo, į jeigu- baltą plotą. Aš suprantu, tai lodžiai yra. Nu. Nu. Jo, bet arba jeigu tu dabar perplanuoji butą ir jau yra įstiklintas balkonas Taip. iš seniau, tai tau jau teks jį traukti plotą, Taip. tu negali kitaip. Jo, bet Bet yra taip, bet kurie jūs sutinkat, specialiai kad tai apžaidinėja. nėra Taip. normalus buto plotas. Taip. Bet dabar tu pardavinėjai butą, kuris yra
50 kvadratų registruotas ir matai, kad realiai balkonas yra 5 kvadratai. Tu rašysi 45. Ne, tai aš rašysiu 5. Taip, kaip ir registruota. Kaip registruota, žinai. Bet, pavyzdžiui, yra, žinai, ten tų būtų, žinai, 80 kvadratų, žinai, atrodo, lodžia 8 kvadratai. Nu, žinai, labai esmingai keičia, žinai. Ir, pavyzdžiui, kada lygini, tarkim, panašius būtus, žinai, nu, tu supranti, kad tu lygini 7-2 kvadratų ten būtą. Aš esu pardavęs būtą, kur 12 kvadratų yra lodžija, 2 kambarių būte. Nu, tai va. Tai, žinai, arba, pavyzdžiui... Laitį 10 kvadratų. Arba, va, kaip Patricija sakė, tarkim, jie padaro ten iš, nežinau, į 3 kambarių 4, žinai, ir dar tada lodžiją įstiklina. Ir tu žinai, kad tuose namuose yra arba šiam 2 kvadratų, arba šiam 7 kvadratų būtai, o ten parašyta, žinai, 7-1. Nu, nėra tokių būtų 7-1 ar 7 kvadratai. Bet va, tas gudravimas ir vis tiek žmonės ant to... Nu, nenoriu sakyti, kad pakimba, bet gražiau atrodo jie. Vienas dalykas gražiau atrodo kartais, jeigu tai yra nupirktas senas, suremontuotas, gražiai padarytas ir tam, kad gauti vertinimą, vienas iš sprendimų yra įregistruoti balkoną, nes vertintojai žiūri kvadrato kainą. Tai čia būna tas sukimasis iš padėties. Tai galim turbūt patvirtinti, kad yra tokių pardavėjų, kurie specialiai įtraukia, būna net ir neįstiklintus balkonus įtraukia. Bet negali absoliutinti, kad čia visą laiką taip daro, dėl to, kad kartais jis yra tiesiog įregistruotas, jis yra įstiklintas ir taip. Vėlgi palikim tą tokį ne visiškai nugriautą, dalis teisybės yra, bet ne absoliučiai visais variantais. Gerai, pardavėjai dažnai sako tokį mitą, kad mes niekur neskubam, sulauksim to savo pirkėjo ir kuo ilgiau pardavinėsim, to geresnę kainą gausim. Kiek kartų per dieną šitą girdit ar per savaitę? Būna tikrai ir esu turėjus butą, kur pardavinėjom, paskui sustabdėm, tada vėl grįžom į rinką. Per tą laiką rinka paaugo, rinkos kainos padidėjo, pasivijo mūsų lūkestį ir pardavėm. Bet šiaip tai... Čia toks nekaltas tas pasakymas. Ašgi neskubu niekur. Taip. Bet pardavimo laikas negarantuoja ir greičiausiai kaip tik mažina tikimybę gauti didžiausią galimą kainą, nes žmonės dažniausiai nori to, ko nori kiti žmonės, kas yra šviežia, kas yra už realią kainą, ne kažkokia tai pervertinta ir tavo tas turbūt kainos mažinimas, nes vis tiek turbūt ilgai lauksi, tada nesulauksi, pamažinsi vieną kartą, antrą kartą, jau signalizuos, kad tai yra kažkokios problemos, nieks neperka, niekam neįdomu. Dažnai žmonės taip pasąmoningai nori kažkokio to aukso viduriuko, žinai, kaip sakyti, ne per greitai, bet ir ne per lėtai, bet didžiąją dalim atveju tas, kaip sakau, pardavimas per skausmą, žinai, per braškančius kaulus, žinai, ten per 6-9 mėnesius, nu, jisai neatneša tas meto jau galutinio džiaugsmo, tas finalinis rezultatas. Bet iš kitos pusės, žinai, paėmus, kai tu parduodi, tarkim, ten staigiai, tarkim, per pirmąją savaitę. Irgi dažnai kirba tas klausimas, žinai, o gal ten galėjom, žinai. Nebent aukcioną turi ir tada jau žinai, kad tikrai pasitikrinai. Jo, bet žinai, pavyzdžiui, ten turėjom atvejį, nu, tikrai žinau, kad gerai nustatėm kainą, žinai, ten kaina yra, ten tebūnie, žinai, ten 200 000, žinai, ateina ir tau siūlo, žinai, ten 198, ten 199 ir toksai, kartais žmogui pasąmoningai toks, žinai, ten iš pirmos savaitės toks sunku pasakyti, nu, tai gerai, taip, žinai. Nors tas pirkėjas, jis tiesiog yra karštas ir tu pataikiai su to, ko jam reikia. Taip. Ir jis gal jau nudegęs vieną kitą kartą praradęs butą. Ir jisai nori pirkti ir jisai galbūt per mėnesį yra geriausias pirkėjas. Taip, ir patiems dažnai būna tu atvejai, žinai, kad tu pačiai sakai ten kažkojo kainą, sako, tai mes ten už panašią ten turėjom, žinai, tik kodėl, žinai, nepardavėt. Nu, tai kažkaip, žinai, ten tuo metu atrodė, kad žinai, po to jau nebesiūlė, po to jau jau niekam nebeįdomu pasidarė, žinai. Ir iš pirkėjų pusės labai dažnai būna, kad jeigu skelbimas ilgiau matomas, tas turtas ilgesnį laiką pardavinėjamas, žmonės sako, kažkas ten su juo negerai. Taip, ir net neskambina, net neina žiūrėti. Ir būna ypač, kai su pirkėjais dirbi, tai o šitas, tai jis jau senai, nu ir kas, kad senai eina, pažiūrėti, jeigu jis atitinka jūsų lūkesčius mažą, kokia ten ta istorija buvo, kodėl jis. Gal senai kabo, nes jo kaina buvo neadekvati. Gal dabar mažo, gera kaina. Gal kažkokių tai. Jo, su vienais
klientais dabar, irgi ten žiūrim investicijos ir yra geras variantas, ant asmenio centrinį miesto daly, bet ten žmogus pats pardavinėja. Toks paprastas asmetas pateikimas, o pažino, atėjom į tą butą, jisai fainas daiktas, geras daiktas ir jisai, bet pardavėjai nelankstus, žinai, ten nenuleisi mums, ten neapsimoka ir panašiai. Ir dabar jau, kaip sakyt, ta kaina jau visai ten priartėjo prie rinkos kainų ir jisai stovi ir atrodo aplinkui prastesni variantai išeina, o tas jisai kaip stovi, tas taip ir stovi. Ir tikrai tas variantas, kur, negražus tas žodis, tas užsmirsta objektas. Ir galvoja, kažkas čia su juo ten, mito, žinai. Nors, žinai, tai butas ne pomidoras, nesupus, žinai, bet kad laikas bet nėra... kainai įtakos turės. Taip, kad laikas nėra sąjungininkas faktas. Nereikia labai ilgai pardavinėti, kad ir neskubi. Tai gerai, tai šitą mitą ką mes griaunam? Griaunam. Kad niekur neskubam, sulauksim pirkėjų ir gausim didesnę kainą. Taip. Vienareikšmiškai. Gerai, dar turim keletą mitų apie pačius brokerius ir manau, kad jos irgi verta paliesti. Tai, kurį čia galvoju dabar, brokeriai po stalu slepia geriausius objektus ir parduoda tik saviems. Kur čia? Ieškai tu. Kur ten slepia? Ne po stalu. Kad mes objektus, kai turim ir rinka juos pamato po kokios savaitės. Mes nepaslėpsim, jeigu yra toks portalas, kuris viską susirbė, visus variantus. Bet matai, jisai susirbė po to, kai mes jau įkeliam. Taip, kad nuo turbūt pradėjimo pardavinėti, nuo susitarimo, nuo pirmos apžiūros iki paleidimo į rinką praeina ten kokią savaitę. Tai jeigu tai vadinti po stalu, tai taip, mes turim kiekvieną objektą po stalu apie savaitę, kol jis išeina į rinką. Bet šiaip prasmės slėpti po stalu jokios nėra. Ir, pavyzdžiui, tarkim, turi tą variantą, ar ne, kurį pasileisiu už savaitės. Ir dabar, įsivaizduokit, ateinu aš su klientu, ar ne, ten, nežinau, kaina, tebūnė į temą kokią nors, nežinai, ten 150 000, žinai. Ir mum irgi toksai, keista ta situacija, žinai, toksai, kaip ir nesinori iš karto pulti, siūlyti tas metos visos pilnos kainos, nes tu nežinai, kaip ten bus, kai išeisit į rinką, siūlai biški mažiau, tu galvoji, tai mes dar nepasileidom tasme į rinką, kodėl mums čia daryti. Didesnių pasiūlymų. Jo, ir kartais netgi, jeigu siūlo prieš reklamą jau gerą tą kainą, žmonės linkę, pasitikrinti pulsą rinkoje. O turbūt slėpti po stalu objektą, nerodant jo niekam, tai pirmiausia galimybės parduoti sumažėja labai smarkiai ir va, kaip tu sakai, dėrybinė pusė irgi, kai tu turi vieną iš vieno kažkokį iš po stalą ištrauktą, tai jeigu ir būna, tai labai labai retais atvejais ir ten kaip brokeriai, kai kurie pradeda pasakos, kaip mes čia turim jų daug po stalų, nėra taip iš tikrųjų. Štai, galbūt yra prasmės, žinai, ten kažkokie specifiniai, žinai, labai objektai. Jo, aš norėjau paliesti, galbūt yra kažkokie tai, kur tiesiog skelbimuose tų pirkėjų nevaikšto, tarkim, nežinau, daugiabučių sklypas statybas daugiabučių statybai. Ir kam dėti tą ruodą, jeigu ten yra tų statytojų, turbūt, nežinau, išskirtinai brangus. Keliasdešimt, tu jos gali pasiekti per kažkokius kanalus. Brangus objektai, kažkokie komerciniai, tarkim, objektai, kurių vėlgi pirkėjų ratas labai yra siauras. Aišku, dažnai žmonės kartais nespėja, pavyzdžiui, tarkim, kalba eina apie pigius, tarkim, ten, nežinau, remontuotinus kokius variantus, kur, nesuspėja, tarkim, paimti, nes vėlgi aktyviai neršia, kaip sakyti, ir fliperiai, tasme, kur gaudo, tai įsivaizduoja, kad, žinai, mes ten turim tos variantus, jie, žinai, bando, žinai, prieiti prie jų dar iki pardavimo, žinai, susitarti. Tai rezimuojant, geras brokeris, siekdamas gauti savo klientų geriausią kainą, jisai eis vis tiek į rinką, pasitikrinti visais kanalais. Visais kuo platesniais kanalais, kad kuo daugiau pirkėjų, tuo didesnė tikimybė ir už aukštesnę kainą parduoti. Koks yra interesas tiek ir pardavėjo, tiek ir brokerio.
tik išskirtiniais atvejais būna tie nereklamuojami objektai. Nes dažnai, žinai, tas nereklamuojamas man jisai toks, žinai, signalizuoja, kad, žinai, ir pardavėjo motyvacija yra maža, tarkim, jeigu, žinai, ten sako, nu, pardavinėk, bet, žinai, ten, bet niekur Jeigu turėsi nereklamuoja. pirkėjai atvesk. Jo, tai dažnai tokia, nu, būna miglota motyvacija, žinai. Ir... Gerai, o tada išplaukia tai kitas mitas, vat ką kalbėjom, kad brokeriai rūpi parduoti brangiau, dėl to deda į rinką, yra mitas, kad brokeriai nerūpi pardavimo kaina. Jie tik svarbu gauti komisinius. Aš tai manau, kad yra tokių brokerių, taip? Jo. Nu, Čia turbūt negalim kalbėti už visus brokerius, kad tikrai... Gali už save išnekėti, bet per didelį rinką tasme ir, na, kaip ir kiekvienai... Kalbėkime apie gerus brokerius. Bet, žinai, čia kaip ir kiekvienai profesija yra, žinai, gerų specialistų, vidutinių ar prastų ir pas mus tokia sfera, kur dėja turbūt yra, žinai. Ir pas mus tokia sfera, kur mes dirbam už procentinį atlygį. Dažniausiai, kaip sakyt, brokerių atlygis yra procentinis ir nuo pardavimo kainos priklauso ir tavo atlygis. Tai kuo, kaip sakyt, pardavimo kaina didesnė, tuo ir brokerių atlygis yra didesnis. Bet, žinai, nu, žmogus savo iš karto, aišku, ten poponuotų, žinai, bet ignai ten žiūrėk, bet tai tavo ar už 200 000 parduota, ar už 205, tai tavo nuo to atlygio dalis, jinai labai tik tai net žymiai skiriasi. Taip, bet tai yra, kaip sakyt, vis tiek tu atstovauji savo klientą ir nori, kad jisai liktų ir patenkintas, ir žinotų, kad gavom didžiausią galimą kainą ir iš to turėtum rekomendacijų, žinai. Nes žmonės galėtų jį vieną kartą apgauti ar kažkaip. Žmonės vis tiek kažkada išlys tas faktas, pajaus, sužinos, kad galbūt gavom negerą kainą. Iš principo mes bent jau dirbam taip, kad tave rekomenduotų. Tai jeigu tikslas yra parduoti gerai, kad liktų pardavėjas ir dažniausiai tikimės, kad ir pirkėjas liktų visi patenkinti ir iš to tavo verslas ir suktųsi, tai natūralu, kad tu atstovausi. Už brangiai, kad taip, tai tu atstovausi. Čia, žinai, tas skamba labai tasme šabloniškai, bet taip ir yra. Tu vėlgi kuriesi savo ten reputaciją, tasme daug metų sugriaut gali, žinai, per vieną sandorį. Tai tikrai stengiasi, kaip sakyti, išpešti, kas yra įmanoma ir kartais, na, nubėgi tą, kaip tik sakau, atvirkščiai ekstra mylę, tasme, kur ne visada matosi, kad ten dar 1000 damesų, dar ten 1000 damesų, bet, na, sakau, nepaslaptis, taip, yra, žinai, specialistų, žinai, kaip ir, žinau, automobilių servisų, žinai, kur ten, žinai, ten. Kurie apgauna. Įdėsiu, žinai, kokią nors detalę, žinai, kuri ten jo dėvėta buvo, ar ten, žinai, įdėsiu detalę, kurios gal nereikėjo keisti, žinai, bet... Pačiu turiu laisvą. Bet, žinai, nu, trumpalaikis čia mąstymas, kaip sakyti, jeigu tu, žinai, dirbi ir ateini ten iš šitą darbą, iš šitą rinką ir tikiesi, kad, na, tu ilgą laiką būsi, tai tu ir... Nekeliems sandoriam. Taip. Tai išvada kokia, geram brokeriui yra svarbu. Jo, mes pamiršom griauti mitus, tai dėl to po stalu griaunam mitą tada turbūt, ar labai ta dalis teisybės yra ten, kur su tais specifiniais klipais, bet turbūt labiau griaunam tą mitą. Bet jeigu tai šnekam apie vidutinės klasės butus, namus, tai griaunam. O brokeriams nerūpia pardavimo kaina? Geriems brokeriams labai rūpi. Tai ant čia griaunam, o šitos dalies negriaunam. Kurios negriaunė? Nu, kur blogi brokeriai. Blogų brokerių paliekam jų. Gerai. Dirbau už fiksą. Brokeris tik įdeda skelbimą ir atrakina duris. Ir baigėsi jo dar. Ir dar komisinį pasiėma. Jo, dar šitas yra. Tikrai ne. Labai daug tų psichologinių dalykų, visi dėrybiniai, daug dalykų. Nematomo darbo. Nemato žmonės ir turbūt labai dažnai nulėmė tą galutinį sprendimą, galutinę kainą. Pasakyti sakiniai, pasakyti žodžiai apžiūros metu, bendraujant su pirkėjais, taip, kad jeigu užtektų tik duris atrakinti, būtų lengvas darbas. Čia, žinai, kaip yra tas juokelis, anekdotas, žinai, apie laivų meistrą, žinai, kur sugedo laivo variklis, žinai, nieks nerado, kaip suremontuoti, žinai, ir tada atėjo ten dėdukas, žinai, kaukštė, žinai, su plaktuku vieną kartą, žinai, kaukštelė ir užsikūrė variklį. Žinai, ir sąskaitą išstatė, žinai, ten 9000, žinai, eurų tiesiog žinojimo, kur stuktel, tik tai maža dalis, žinai, užstuktelėjimo. Tai va, tai dažnai va, tas ir būna, kaip sakyti, žmogus
vėlgi yra tam tikros vertės, kurias vėlgi tu pasakoji, o kitos yra tos vertės, kur sunku nupasakoti, sunku paaiškinti tas metas. Nes kiekvienas procesas jisai skiriasi to pardavimo. Atrodo, kad mes čia ką tik įdėsim, ateis, pasirašysim ir viskas. Ir pažiūrėsim, nuspręs pirkti. Bet tam visam procese ir jis dažnai ilgas būna ir būna įvairių ir teisinių nukreipimų, kažkokios neįregistruotos dalis, kažkokie finansavimo klausimai ir panašiai, kurios psichologinių žiauriai turi daug išspręsti, kad pasiektum tą... Skirtingi žmonės, žinai, galų gale, žinai, ateina ten ir pirkėjas, ir pardavėjas, iš žmonių tipažą ir tu su visais, kaip sakyt, turi surasti kompromisą ir daug tų gyvenimiškų tasme situacijų, ir sudėtingų tasme situacijų, ir dėrybinių tasme dalykų, nors ir atrodo, žinai, turtas, pats brangus dalykas, asmen čia ne batus parduot, kaip žmonės mėgsta sakyti, bet dažnai atvirkščiai, žmonės nenusidėri, žinai, ten nepasidėri arba, kažkaip naiviai, kaip sakyt, derisi, tai vėlgi. Arba, žinai, jeigu ten patys pardavinėja atėjus, ten, nežinau, ar susipyksta, ar kažkokia pajaučia prieš, mes ten ir nenorėtumėm tiem parduoti. Arba kaip tik per daug susidraugauja ir tada atsiranda tas toks per skystos dėrybos. Tai nuleisim, tai atiduosim šitą ir panašiai ir to nebelieka, kaip sakyt, tikrojo pardavimo, kur abi šalis truputėlį tempia į savo pusę ir randa kažkokį tai auksinį tašką. Arba šiaip pirkėjų kartais reikia paprasčiausiai pabūti šalia jo, padėti jam tą sprendimą priimti, nes atsiranda krūva baimių, abejonių, visko, išsklaidyti jas, padėti susigaudyti, kad viskas yra gerai. Ir žinai, kartais tas abejonių ir baimių sklaidimas yra, žinai, sekmadienį vakare, žinai, kartais, žinai, iš antradienį, trečiadienį naktį, kartais iš ryto ir savaitgalis ir panašiai. Ir viskas okei, čia tai yra darbo dalis. Ir turbūt, žinai, nesuklysiu pasakydama, žinai, kad mes kartais būna stovit per vidurį ir tiesiog tą visą toksišką energiją į save. Ir tiesiog, retransliuoji tik tai jau. Sugeri ir atiduodi tai, ką reikia informaciją. Koncentravimu. Viską išfiltruoji gražiai. Šito nereikia, čia juodas, aš šitas, imk, prašau. Čia keiksmažodžius paliekam šitai pusiai. Gerai, tai šitą turbūt greunam čia argumentų už negirdėjau, bet tada yra kitas toksai, kai patys pardavinėja arba, nežinau, kalbasi su brokeriu ir sako, žinok, aš pats dirbu tuose pardavimuose, pardavinėju ten vieną ar kitą dalyką, todėl gerai žinau, kas yra pardavimas ir kaip parduoti ir va toks mitas. Su visa pagarba tam labai geram pardavėjui, kuris pardavinėja kažkokius kitus dalykus, NT pardavimas visai kitoks, visai kitokia specifika, tai dažniausiai yra namai, kuriuos perka, tai čia turbūt yra esminis dalykas. Ir dažnai, kai sako žmonės, atsiprašau, pertraukiau, kad dirba jie B2B sektoriai, tarkim, business to business, parduoda, ten yra visai kitoks. Ten koks nors, žinai, ten kompiuterinės programas, žinai, tas neparduoda, softą, žinai. Kur ten yra, nežinau, tik tai kaina, kiekiai, apimtis, terminai ir panašiai. Aš esu turėjęs, kad žmogus man sako, aš dėl tokių dalykų kiekvieną dieną deruosi. Aš suprantu. Bet čia visai kiti dalykai, čia yra gali būti, kad 1-2 kartus per gyvenimą dėl tokio dalyko dėrėsis. Ne taip, kai kiekvieną dieną dėl įmonės finansinių dalykų dėrėsi. Tai kartais labai svarbu suprasti, žinai, kur yra techniniai dalykai dėrėsi, žinai, kur yra emociniai dalykai dėrėsi ir ką tu paminėjai, ten pardavimai, žinai, dėl to mes ir sakom, kad mes dirbam ne su NT, o su žmonėmis, kurie turi ten NT ir čia tikrai nieko nesumenkinant vėlgi pardavimų, taip, aišku. Jo, nėra mūsų tie pardavimai, kaip sakyti, ne kažkokie čia labiausiai, žinai, ar panašiai, bet jie yra labai specifiniai ir automobilius parduoti vienokių, ten gal savybių reikia, namus parduoti yra kitokių savybių reikia, nes dažnai savybių ir žinių, kaip tą daryti.
Jo, savybių ir žinių, nes vėlgi namų pardavimas dažnai, su emocijom tas mes susijęs vis tiek kažkoks yra ryšys tas mes su tuo turtu ir vėlgi netgi tie patys verslininkai, kurie kiekvieną dieną ten derisi ir panašiai, kas liečia jų asmeninį turtą truputėlį, viskas vyksta. Ir tie žmonės, kurie ateina pirkti, jie irgi labai didelės emocijas išgyvena ir tai, kaip su tavim jie jaučiasi tame parduodamam objekte, kokia yra, nežinau, bendravimo visas mikroklimatas, irgi labai daug nulėmė to pardavimo, nes jeigu ten, žinai, nemalonus tas bendravimas, ar ten nieko nežino, nieko neatsako, tai ir tas turtas atrodo kažkoks šeidį, kažkoks neaiškus. Būna, žinai, tokių situacijų, žinai, kur pavyzdžiui, esi perkančio, tarkim, pusėje ar ne, ir ne į pats nejaukiai jauties sandorį, nors tu kaip ir žinai vėlgi, kas po ko eina, kaip kas, bet tas sandoris kažkoks, nežinau, būna nesuvaldyta, žinai, ir nemalonus pojūtis po to viso lieka. Labai gerbiu visus pardavėjus, nes tai yra tikrai sunkus darbas pardavimuose, bet aš, pavyzdžiui, man jeigu reiktų pardavinėti, nežinau, kokius varžtus ar automobilius, man būtų labai labai sunku. Jeigu esi geras NT pardavėjas, nebūtinai būsi geras kitų dalykų pardavėjas, lygiai taip pat, jeigu esi geras automobilių pardavėjas, gal nebūsi geras NT pardavėjas. Tai va čia yra momentas turbūt, dėl kurio gal visiškai nenugriaukim to mito, nes yra kaip tik žmonių, kurie sako, aš žinau, kas yra pardavimai ir aš noriu, kad juos darytų profesionalas, kuris išmano tos pardavimus, būtent tuos. Aš išmanau savo pardavimus, o tu išmanai savo. Tai gal tada tokį ir palikim ne visiškai nugriautą, kad dalis teisybės yra šitą vietą. Nu tai ką, aš nežinau, man atrodo, mūsų laikas jau eina į pabaigą, nemažai prigriuom ir vieną tik patvirtinom, kiti liko pakrypę stovėti su dalim teisybės. Ir nežinau, jūsų kažkokie top 3 gal išrenkam ar neišrenkam. Žinai, nėra, vėlgi turbūt visus peržiūrėjom tos mitus ir daugumojo atveju, taip nėra visiškai juoda ir balta, kad čia taip ir ne kitaip. Daugumojo atveju, čia kaip pažiūrėsi, ką palyginsi, ir situacija nelygi. Nu tai gerai, gal jūs tada komentaruose parašykit savo top 3, kurie jums mitai, nežinau, surezonavo labiausiai, kurie pasirodė taikliausiai. Kuriuos jūs esat girdėję patys, nes tikrai labai arba yra dažnai. Gal naujų, kur mes bendraudami su draugais, ypač tie, kurie pirko nekilnojamą turtą ar pardavinėjo, labai dažnai papasakoja tų tokių. O žinai, aš girdėjau, tai va čia. Tai va, tai šiandien norim padėkoti už dalyvavimą laidoje ir bendrą kūrybą kartu. Tai yra mūsų rėmėjams, tai yra Rask.nt portalas, technologija, kuris susiurbė ir neleidžia brokeriam po stalų paslėpti. Iš po stalo irgi siurbė. Išsiurbė iš visur, kur tik tai galima. Dauguma brokerių sudeda skelbimus ir į realu.lt, kuris yra irgi šiandienos mūsų laidos rėmėjas. Tai ačiū ir jiems ir ačiū ir jums, kurie nepailstamai mus žiūrit, rašot, komentuojat. Jau pasiekėme ir auksinės vestuvės, jau toj 50 laida. Auksinės vestuvės. Čia su tam juostom reikės sveikinam 50. Ir išvietą juostą. 50. Daug. Nu tai va, tai jo, artėja mūsų 50 laida. 50 metų. 50 metis. Ačiū, kad vis dar žiūrit, ačiū, kad laikinat ir prenumeruojat mūsų kanalą. Ačiū, kad komentuojat. Įsidėkite nuotrauką, kaip mūsų žiūrit ir laimėsit va šitą puoduką. Irgi primenam, kad vyksta mūsų šitas konkursėlis. Įsidėkit į savo kažkokį socialinę mediją ir pritaginkit mūsų ant o mes jūs pagausim tada. Mes jūs pagausim. Ačiū dar kartą. Tai ką, ačiū ir iki kitų kartų. Iki.